Bet gal nusinkit tą šitą. Žiūrovai nesupras. Kaip tik mes čia darom, stebėm Seime ir vyriausybė, šiandien svarstomi visokiausi žemės pardavimo saugikliai, kurie politikų manimų kaip ir padarytų situaciją, kad referendumas nebereikalingas. Jūsų manimų iš tikrųjų, kaip vertinate tuos saugiklius, kuriuos siūlo ir ar referendumas turės prasmę? O, atsiprašau labai, o galim pakeisti, va, jūs į kitą pusę. O čia, va, tikit. Kodėl jūs visą laiką norite vieną? O, labai gerai. O, labai gerai. Galim? Ką galvojate apie tas siūlomus saugiklius? Lietuvių kalba, žemė ten būtų dirbama, realiai sakoma, kad netgi užsieniečiai nelabai ir atsiras, kurie atitiktų tos kriterijus. Tai jūsų manymu, gal? Čia yra daug niuansų. Pirmas dalykas, tai dėl saugiklių. Mes prieš 2 metus siūlėm saugiklius, buvo parlamentaras Gintaras Songaila paruošęs tikrai visas pataisas, tačiau niekas tuo metu neatkreipė dėmesio. Dabar aš priminsiu, kad mes pradėjom rinkti parašus referendumui tik tai rugsėjo pradžioje. Tai vadinasi, likus praktiškai pusmečiui iki jau tos datos, iki gegužės 1 2014. Tai jeigu mes nebūtume pradėję rinkti ir nebūtume surinkę, tai tikrai šitie Seimo nariai nesvarstytų dabar jokių saugiklių. Tai vienas niuansas. Kitas niuansas. Net ir sudėjus geriausius saugiklius gali kitą dieną panaikinti Seimas, jeigu jisai juos priima. Vadinasi, tie saugikliai nėra patikimi. Pasikeis koalicija, pasikeis valdančioji dauguma, vienas balsavimas ir saugikliai ištirpsta. Trečias dalykas. Pasiskaičius kai kuriuos dabar siūlomus saugiklius, telieka susiimti už galvos, nes ten praktiškai diskriminuojami lietuviai. Paprastas Lietuvos žmogus nusprendęs ūkininkauti, grįžti prie savo senelių, prosenelių ūkininkavimo, jisai turės įvykdyti visą krūvą reikalavimų. Tai jeigu jau dedam saugiklius, tai gal atskirkim. Lietuvos piliečiam yra vieni reikalavimai, užsienio piliečiam yra kiti reikalavimai. Nes tikrai kai kurie tokie absurdiški, kad atrodytų, kad jau tikrai Lietuvoje tapti ūkininku, bus turbūt sunkiau negu tapti kosmonautu. Tai iš tikrųjų labai daug niuansų yra su šitais saugikliais ir aš manau, kad paprastesnis dalykas yra referendumas, ten viskas aišku, pakeičiama konstitucija ir šito saugiklio jau pakeisti nebebus galima be kito referendumo. Kaip jūs Europos Sąjungai paaiškintumėt tokį pakeitimą ar pateisintumėt konstitucijos? Iš tikrųjų netgi pati Vokietijos kanclerė Angela Merkel yra pasakius, kad Europos Sąjungos netgi stojimo sutartis nėra šventa karvė ir ji gali būti persvarstoma, keičiama ir taip toliau. Mes kiekvieną dieną girdime, kad Europos Sąjunga tai yra džentelmenų klubas, tai yra lygiaverčių valstybių klubas. Tai aš manau, kad jeigu mūsų tauta nusprendžia, kad mes žemelės turim nedaug, ją gali įsigyti tik mūsų piliečiai, tačiau užsieniečiai gali nuomotis, pavyzdžiui, nes referendumas neužkerta kelią ilgalaikiai nuomai. Tai aš manau, kad mūsų derybininkai susėdę su Europos džentelmenais susitars, nes visą laiką derybose galima pasiekti konsensusą. Mūsų derybininkai gaus aišku mandatą iš tautos, koks tikslas jiems yra iškeltas. Tai tų saugiklių iš vis nematot prasmės, kad jie būtų Seime priimami, ar matot? Ne, iš tikrųjų sakau, šiuo metu tiesiog jau yra traukinys pajudėjęs. Čia yra bėgimas paskui važiuojantį traukinį. Nežinau iš tikrųjų, kiek, bet kuriuo atveju, tie saugikliai jie praverstų bent jau nuo gegužės 1 iki referendumo įvykimo. Todėl, kad tikrai turėtų būti moratoriumas, nes būtų absurdiška situacija, kad laukia referendumas, vyksta agitacija, visa tauta pasiruošus išreikšti savo nuomonę, o tuo metu jau yra įteisinami kažkokie tai sandoriai. Tai pavyzdžiui, tie saugikliai jie galėtų būti kaip moratoriumas. Tačiau aš labai rimtų vilčių į juos neturiu. Dėl termino, kada jūs norite referendumas, kad įvyktų ir kaip vertinat čia bandymus jį atidėti? Vienareikšmiškai referendumas turi įvykti gegužės 25 dieną su prezidento rinkimų antruoju turu ir su Europarlamento rinkimais. Visos kitos datos
tai yra išsisukinėjimas, nukelimas, tempimas laiko ir, sakykime, jeigu birželio 27, kaip čia girdėjom tokią datą, tai yra visiškai nepatogi nei miesto gyventojams, kurie atostogauja, nei kaimo gyventojams, kurie tuo metu darbymetį pačiam. Iš kitos pusės visiškai nesuvokiama 14 milijonų litų išmetimas papildomai. Nes jeigu vyks gegužės 25, tai kainuos tikrai nedaug. Jeigu vyks atskirai, tai kainuos papildomai 14 milijonų. Tai aš manau, kad tuos milijonus galima daug reikalingesniem dalykam panaudoti. Kaip Jūs manot, kodėl politikai svarsto apie kitas datas? Koks tikslas to? Tai tikslas, kaip ir prieš tai visokių, prieš tai vykusiuose etapuose buvo visokios kliūtis. Iš pradžių mums nedavė visiškai eterio, nors priklausė pagal įstatymą. Paskui skaičiavo vyriausiojo rinkimų komisijoje ilgiau negu leidžia įstatymas, paskui liepia patikslinti ir taip aiškius parašus. Ir šitas žaidimas tai tiesiog dar vienas etapas, dar viena, kaip sakant, sunešiojimas tų klumpių. Nes tikrai, žmonėms bus sunku ateiti ir aišku, valdantieji tikisi, kad neateis žmonės. Ir tada sakys, matot, nerūpi Lietuvos žmonėms žemė. O gal tas žmogus tuo metu, tiesiog jam reikia, šieną nupjauti. Ta prasme, kaime tikrai vasara, tai yra kiekviena minutė verta kartais netgi dienos. Ir iš tikrųjų, bet aš tikiu, kad ateis žmonės, bet kuriuo atveju. Nors dabar mes kovosim, kad įvyktų gegužės 25. Dėkui.